Sveiki bičiuliai. Dar spėsim prisidėti garažuose, parkinguose bei uždarose patalpose. Paleidžia oras, važiuojame į lauką, pažiūrėti, kokių nuotykių rasime šią savaitę. Atvažiavome į Kauno rajoną aplankyti Pauliaus. Sveikas. Sveikas, Pauliau. Malonu matyti tave. Papasakok, ką čia per tanką turi, kas čia per tankelį stovi? Čia yra Volkswagen T3, panašus kaip ir tavo, tik tai biškiai aukštesnis. Aukštesnis dėl to, kad 4 varančiais ratais, sinkro. Taip. Ir Padangos. jo, aukštesnės padangos džipinės ir visa kita, žodžiu, kad jis toks važiuotų kaip tankas, žinai. Tai automobilį pirkau iš Suomijos, jisai yra pilnai originalus kėbulas, niekada nedažytas. Nedažytas. Nedažytas, kamikliniai dažai dar. Šiek tiek turi randelių nuo gyvenimo, kaip tikras džipas. Bet kiekvienas randelis turi kažkokią istoriją. Taip, būtent. Tai va, tai toks natūralus, tikras, originalus, išskyrus variklį, variklis biškiai galingesnis įdėtas, kad prasuktų tuos keturis ratus. Jo. Ir salonas tvarkingas, gražus. Taip, komplektacija irgi nebloga, chrominiai buferiai, elektriniai veidrodžiai, tai toksai ne iš pėsčiųjų. Nu, bet aukščio yra skirtumas. Jo. O likimas jo tolimesnis? Aš per 4 metus tik vieną kartą su juo išvažiavau į mišką, tai manau, kad aš jį leisiu džiaugtis kitiems, nes pats turiu kitą projektą, kuriuo labiau džiaugiuosi. O, einam pažiūrėti. Einam. Susidaužiam? Skanaus. Pauliau. Taigi, Pauliau, papasakok gal truputį apie save, nuo ko viskas prasidėjo, iš kur atsirado šitas grožis ir kiti grožiai esantis garaže. Tai esu Paulius iš Vabalų klubo narys nuo 13 metų, iš tikrųjų. Tai tada 13 metų, kai buvom šeimoje, įsigijom pirmąjį vabalą, kuriam irgi tuo metu buvo 13 metų, mes vienmečiai iš tikrųjų. Tai ir nuo tada, iki tol, sakykime, kolekcionavau tokius mažus automobiliukus, o po to ta liga išsivystė iki didelių. O tai tą pirmą vabaliuką turit, važinėję dar? Jo, turim. Kas 10 metų pasidarau fotosesiją, nes turim nuotrauką, kaip abu augom ir senom, bet jie taip, jis garaže vis dar stovi, kartas nuo karto išvažiuojam. Geras. O po to laimę ir džiaugsmą atradote multivanuose. Perėjot į patogesnę techniką, tūrio prasme. Važiuojant su vabalu atsibosta kiekvieną savaitgalį palapinę statyti ir surinkinėti, žinai, kitą dieną. Tai vabalas ir autobusiukas eina koja kojon ir iš tikrųjų dauguma klubo narių, kas įsigyja vabalą pradžiai, po to dažniausiai turi ir autobusiuką arba atvirkščiai, būna įstoja į klubo su autobusiuku, kad būtų prie chebros, po to ir vabalą nusiperka. Nu, abiejose varikliai gale. Taip, tas pats variklis, oro aušinamas, technika ta pati, tai viens iš kito jėgiai ir kilo. Taip, ir ką, po vabaliuko ėjo technika, T3 turėjai multivaną, taip, ne vieną, kaip ir sinkro metų, jo, kai bus su E18, turėjau biškį litų susitaupęs ir nusipirkau pirmąjį T3 ir nuo tada užsikabliavau, žodžiu, ilgam. Vis dar iki dabar priklausomybė iš tikrųjų tai yra. Atsiranda vienas, antras, trečias. Noris vis senesnio, gražesnio. Gali nepasakot, mes pažįstam šitą jausmą ir vis toli. Taigi šitą gražuolį T2 šį yra, taip? Taip. Įsigėjai šį sezoną. Taip, pavasarį nusipirkau jį ir visą sezoną džiaugiuosi, važinėju be problemų. Planas yra per žiemą jį perdažyti.
Nes iš tolo gal gražiai atrodo, kaip aš sakau, jis yra 3 metrų automobilis. Noris padaryti, kad būtų 1 metro automobilis, kad būtų gražus ir iš 1 metro. Yra smulkių rūdelių, spogelių tokių, tai vat bus iš viso ledas kitą sezoną. Tai planas per žiemą apsitvarkyti išorinę pusę. Taip. Šiaip važiuoja jisai tvarkingai, kemperinė įranga veikia. Tai yra kas? Yra virtuvėlė, kriuklytė, dujinė, ir svarbiausia lova. Stogas pasikeliantis, galima miegoti vienam žmogui. Bet aš kadangi dviese mes dažniausiai važiuojame arba vienas, tai stogas kaip ventiliacija ir daiktus ten susimetam. Nu šiaip tiek T3, tiek T2 ta simbolika yra tas Vestfalijos pakeliamas stogas, nu jis turi žavesio, turi tokio atostogų jausmo, džiaugsmo, tai taip. Pernai buvom Vokietijoje didžiausiam autobusiukų Volkswageno festivalyje, Maikutė iš to paties renginio. Tai buvo po to pabaigoje renginio dronų šou. Ten autobusiukus piešė, tai 1, tai 2, tai 3 ir kulminacija dronų šou buvo, kai pakilo kemperio stogas. Geras. Nu smagus mašiniukas, dabar kas liečia techninės pusės, variklis, važiuoklė, originaliai viskas. Variklis 1.6, oro aušinamas, opozicinis, tai nėra super greitas, bet užtenka, autostradom nevažinėju, dažniausiai renkuosi provincijos keliukus. Važiuoklė šiek tiek pažemintas jisai, tiesiog gražiau atrodytų, ne per žemai, kad būtų galima ir žvyrkeliu pavažiuoti. Tai va, bet kad ir parodose dailiai atrodo. Labai gražiai. Nu ir aišku, turbūt įdomu visiems tie tokie klausimukai suminiai. Tai pavyzdžiui, kiek jis važiuoja? 100 važiuoja? Nu, 100 jau maksimum, 90-80 patogiau. Kūras, kiek kūro ima? 10. Benzino. Kiek maždaug tokių vienetų Lietuvoje yra, kad būtų Vestfalija su pakeliamu stogu? Su pakeliamu stogu vienetai iki 10 galbūt. Iki 10. Jo. Šiaip T2 važiuojančių, sakyčiau, koks 30, gal 40. Lietuvoje? Taip. Ir tada, turbūt visiems rūpimas toks klausimas, žinai, tai kiek kainuoja? Tai kiek orientaciniai panašaus būklės tokio autobusiuko galėtų įsigyti, kas norėtų? Su pakeliamu stogu būtent, tai projektas nuo 10 000, ledinis išlaižytas, parodinis 50-60. Supratau. Kągi, labai fainas automobiliukas ir tikėkime, susimatysim renginiuose, susimatysim kelionėse ir labai smagu, kad turi tokį grožį ir įpuoseliai. Ačiū, kad apsilankėt. Ačiū. Sveiki atvykę į Juliaus dirbtuves, tačiau šiuo metu esame ne viduje, o ant mūsų patogaus suoliuko Ford, nes viduje vyksta darbas ir yra daug triukšmo. Tai atėjom kur truputį tyliau ir galima bus papasakoti apie šios savaitės darbus. Tai pradėkime nuo to, kad įsivariau pagaliau Golfą, kabrioletą, kurį apžiūrėjom praeitose epizoduose ir pradėjau prie jo dirbti. Pirmą, ką padariau, tai susidefektavau, susidėjau visas detalės ant žemės. Žiūrėjau, ką turiu, ko neturiu, ko man trūksta, vaikščiau pasitikėjau, kaip ir dabar matau, turiu rankoje išminamį guolį, susižiūrėjau, ko man reikia, užsakėm, ko neturim, šiandien viskas kaip ir atvažiavo, tikiuosi daugiau nieko netrūks. Tai pirmas darbas, ką padariau, užsidėjau smagretį su sankaba, tuomet turėjo būti keičiamas variklio karteris, nes senas yra nudaužytas dėl to, kad mašina yra labai žema ir ten yra žemiausias taškas. Užsidėjau karterį, bet pamačiau, kad nėra turbinos nubėgimo angos. Vėl nuėmiau jį ant žemės, pasidariau turbinos nubėgimą, tačiau nepataikiau sriegių varžtom prisukti jį. Dėl to man dabar vėl užvirino karterį ir vėl per naują įsidaryti. Ne visiems taip gaunas, bet taip gavas. Toliau reikia keisti išmetimo kolektorių, nes senas yra sutrūkęs ir perkaitintas. Užsidėjau primatavimui dabar išmetimo kolektorių, bet jisai labai skiriasi nuo seno,
turbinos pozicija yra visai kita, tai ten bus daug reikalų, pagaminti naują aušinimą, inteiką, turbinos aušinimus, viską. Tai kaip ir būtų smagu čia pasėdėti ant šiltos saulutės paskutiniais, tikiuosi šiemet, bet reikėtų kibti darbus, tai keliaujam. Taigi džiaugiamės, kad darbai vyksta pirmin, gal ne taip greitai, kaip tikėjomės, tačiau to buvo galima ir laukti. Taigi su golfu iškylo šiokių tokių nesklandumų ir problemyčių, bet Karolis sprendžia, tai manau sprendimas bus tikrai rastas ir tie darbai bus pabaigti artimiausiu metu. Su kitais projektais irgi smagu, kad darbai juda, nestovi vietoj, tikrai ne viską parodom, nes projektų yra ir daugiau, kurie daromi, bet palaipsniui tikimės supažindinsim ir jūs. Kaip pavyzdžiui, angliškas Bentleys, pabaigti elektros darbai, taigi ir kitą savaitę jau galimai jį atiduos, tai bus galima išvažiuoti, pasižiūrėti dar vieną automobilį. Labai smagu, kad rugsėjo 1 atsidarė Lamber rūmas, tai yra tikrai išskirtinė vieta mūsų automobilistų bendruomeniai. Tai yra Dūmų gatvė 3. Tai vėl, kas nebuvo sekmadienį atidarime, tikrai kviečiu pasidomėti šitą vietą, nuvažiuoti ir apsilankyti tikrai europinio lygio vietoje. O mes kągi, judam toliau, bandom tvarkytis projektukus, galvojam, ką čia įdomaus galim būtų jums parodyti. Vėlgi, jeigu turit klausimų, pastabų ar domina kažkokios temos, tikrai rašykit komentaruose, pabandysim atsižvelgti ir jūs supažindinti. Taigi, gražios dienos ir judam pirmin. Einam, parodysiu. Juršieno mašina. Ot buvo laikai. Kaip žiūri, nematai nieko per juos. Prie šitą? Ne, gal ne šitas, einam toliau. Gal BMSas? Ne, einam dar toliau. Va, riedniekų džiaugsmas, einam prie šitą. Čia dar tesnis buvo, jau reikėjo šnekėti.